Judėjimas lauke. Mano top nuotaikos receptas yra. Esu Aurelija Petkevičienė. Šiuo metu dirbu verslo koordinatorė Baltijos šalyse. Pagrindinės mano atsakomybės yra padėti, kad pardavimų skyriaus veikla vyktų sklandžiai. Yra darbas ir yra tai, kas vyksta po darbo, kas tave praturtina, kur gali tobulėti. Triatlone atsidūriau netyčia. Taip sutapo, kad tam tikroj vietoj, tam tikrų metų buvau supažindinta ir draugiškai pakviesta pabandyti. Triatlonas susideda iš plaukimo, dviračio rungties ir bėgimo. Kiti gal pasakytų, kad ištvermė, techninis pasirengimas, jėga, bet man svarbiausia nusiteikimas asmeninis. Aš judu ir tai man yra labai svarbu, nepaisant trukmės, atstumo. Man pati gražiausia trasa yra Veisiejų triatlono. Gražių lentų, palei tokius smėlynus, pušynus, toks kaip ir gal pavieniai trobesiai ir taip labai romantiškai kažkaip ten mini ir toks ramus geras įspūdis. Tikiuosi aplankyti dar ne vieną Lietuvos miestelį, miestą, pamatyti to, ko nemačiau, būtent važiuodama į varžybas. Ne visada yra tam laiko, bet kai aš galiu, nueinu į kiemą, kaip sakau, kapstausi kieme, tai ten man ištirpsta laikas, sutemsta. Mūsų toks sklypas kieme yra nedėkingas, yra didžiulis šlaitas. Reikalinga buvo apsodinti, apželdinti augalais. Mano vaikai tai juokauja, kad sako, mama, pas mus kieme dabar yra viso pasaulio rūšių augalai, gal tik kokių 10 nėra. Pavasarį šlaitas atrodo gražiausiai, nes jis yra spalvingiausias ir daugiausia žydinčių augalų. Jeigu tu stengiasi, darai, turi žinių, turi pajautimą, tai augalai yra tokie objektai, kurie tave apdovanoja rezultatu. Nepajudėti, nepabendrauti, nepaveikti kažko kitko, kas tave pamaitina, kitą tavo asmenybės dalį, tai sakyčiau, tada liūdnas gyvenimas.